sodą pasivaikščioti. Laumė išėjo. Pamačiusi prie durų arklį suriko: kogi čia toji kumelė stovi? Broliai sako: sušerk jai seselę su ranka, tai nueis. Laumė sušėlė kumelį ir jos ranka prilipo. Broliai sako: šerk su kita ranka, tai toji atšoks. Laumė sušėrė ir su kita ranka, ir kita ranka prilipo. Tada jis spyrė su koja ir koja prilipo, spyrė su kita ir kita prilipo. Broliai sako: šerk seselę su pilvu, tai atšoks rankos ir kojos. Laumė sušėrė ir visa prilipo. Tada broliai sako kumeliai: nešk kumelėlę laumę raganą, kur saulė neužšviečia ir vėjas neužpučia, kur joks žvėris neužeina ir joks paukštis neužskrenda. Paskui vyno upėje nusimazgok, šilko pievoje išsivartyk ir pargrįžk namo. Kumelė taip ir padarė, o broliai ir sesuo laimingai gyveno ir dabar tebegyvena, jei dar nenumirė.